Labą dieną. Panašu, kad visi norintys prisijungia arba jungiasi šiuo metu. Tai noriu pasisveikinti su jumis ir pradėti po truputėlį šį renginį apie skaitmenizacijos ir tvarumo sąveiką. Tai yra renginių ciklo, kurį pradėjome pernai renginys. Pernai pradėjome nagrinėti Erasmus Plus prioritetus virtualiuose susitikimuose, kvietėme gilintis į kiekvieną iš jų atskirai, o šiemet norime daugiau kalbėti apie tai, kaip skirtingi Erasmus Plus prioritetai gali turėti bendrų sąsajos taškų ir bendrų sąveikų. Dėl to šis pirmasis renginys, skaitmeninis tvarumas, kaip tai veikia, pradeda šiuometinį ciklą. Tai smagu matyti, kad turime daug dalyvių iš visos Lietuvos, iš įvairiausių švietimo sektorių, iš įvairiausių organizacijų, kurie tiek darbuojasi šią temą, tiek domisi šią temą ir nori sužinoti daugiau. Tai tiek žalesis prioritetas aplinka ir kova su klimato kaita, tiek skaitmeninės transformacijos prioritetas, jie puikiai papildo vienas kitą ir kartais padeda vienas kitam daug labiau, negu galime įsivaizduoti. Tai nuo tokių paprastų pavyzdžių, kad jeigu norime taupyti popierių ir mažiau spausdinti, tai renkamės elektroninius leidinius. Jeigu norime sumažinti kelionių ar skrydžių lėktuvu, renkamės arba traukinį, bet kartais renkamės ir virtualų susitikimą, nes tikrai ne kiekvieną kartą yra būtina fiziškai nuvykti, kad pasitartumėm su partneriais ir kartais užtenka virtualaus renginio, kaip ir šiandieną, pavyzdžiui. Tai darant tokius dalykus, svarbu Aš labai prisiminti. atsiprašau, Vaiva, šiek tiek garsiau prašytume, matau, kad O dabar? komentaruose puikiai. Gerai, komentarų man nesimato. Tai aš gal nekartosiu, ką pasakiau, bet ką norisi dar pabrėžti, kad skaitmenizacija taip pat turi poveikį aplinkai, kuris tikėtina, kad yra mažesnis negu skrydžių lėktuvu, pavyzdžiui, bet svarbu nepiknaudžiauti ir skaitmeninėmis priemonėmis, o mokytis naudoti jas tvariai ir atsakingai. Ir dėl to šiandieną esame suplanavę ir pasikvietę į šį renginį 4 skirtingų švietimo įstaigų atstovus, kurie papasakos apie savo realius įgyvendinamus projektus ir kaip jiems sekėsi sugretinti ir atrasti tas sąveikas tarp tvarumo ir skaitmenizacijos. Tai kiekvieno projekto atstovai dalinsis savo patirtimi 15 minučių ir po kiekvieno iš jų turėsite galimybę pasiklausti. Jeigu kils klausimų ar norėsite domėtis plačiau, tai pirmiausia, VŠI Agenda 50 atstovė Viktorija Jakubauskaitė Andriulienė pasakos apie tvarumo ateitį ir skaitmenizaciją, apie suaugusiųjų švietimo mobilumo projektą. Tuomet įmonės The Critical atstovas Giedrius Kavaliauskas dalinsis partnerysčių projekto patirtimi Eco Innovate AI Plus ir taip toliau. Tai pasakos apie tai, kaip siekė tobulinti profesinį mokymą naudojantis dirbtiniu intelektu ir kaip žaliosios temos taip pat atsirado šiame projekte. Tuomet Vilniaus Gedimino technikos universiteto Vilnius Tech atstovė docentė daktarė Kristina Čižiūnienė pasakos apie mišrią intensyvę programą Sustainable Logistics ir patirčių pasidalėjimą užbaigsime Auksės Pukinskienės iš Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos patirties pasidalinimų apie bendrojo ugdymo mobilumo projektą skaitmeninė ir tvarioji ūgtis - atrasti, patirti, kurti. Ir po to turėsime laiko klausimam, atsakymam ir apibendrinimui. Tai nieko ilgai nelaukdama noriu pakviesti Viktoriją pasidalinti savo prezentaciją ir savo įžvalgomis. Labą dieną. Pasidalinu savo ekranu ir pasidalinsiu savo įgyvendintų projektų. Tai sveiki visi, labai malonu matyti tiek daug susirinkusių dalyvių ir pasidalinti įžvalgom iš mūsų įgyvendinto projekto. Šis projektas buvo įgyvendintas 2024-2025, baigėsi lygiai prieš metus. Ir tai buvo mūsų
pirmas organizacijos projektas, jis buvo mobilumo projektas, kurio metu mes siekiam šiek tiek praplėsti ir savo organizacijos veiklą, sukurti naujus mokymus ir taip pat organizuoti tuos mokymus kaip pilotinius bei organizuoti mobilumo vizitą besimokančiųjų grupės į Nyderlandus. Tai šitas projektas buvo tikrai labai sėkmingas, nors žmonių buvo įtraukta, lyginant su kitais turbūt projektais, ganėtinai nedaug. Mes turėjome 8 žmonių besimokančių vizito grupę ir 2 įstaigos atstovai, kurie vyko į mokymus Danijoje. Bet iš tikrųjų pavyko labai surinkti įdomią grupę ir labai daug įvairiausių sektorių atstovų, kurie toje grupėje dalyvavo, tai tiesą sakant, tai tikrai netgi turi tęstinumą. Kiek žinau, keletas dalyvių yra patys parengę naujus projektus, ne Erasmuso apimti, bet kitur. Taip pat kažkas užmezgė partnerystę su tom įstaigom, kurias aplankėm Amsterdame. Ir begalė kitokių dalykų, ir netgi Danijos organizacija, kurioje mes mokėmės ir kuri nebuvo dalyvavusi nei vienam Erasmus projekte, ji susidomėjo tuo ir, žinau, šiemet susiradusi partnerius teikia paraišką partnerysčių projektų. Tai tokį truputį judėjimą užkūrėm ir labai to džiaugiamės. Tai mūsų projektas vadinosi apie Sustainability Futures ir angliškas vertimas iš anglų kalbos išvertus tai yra tvarumo ateitys, bet mes čia pavadinom viena ateitis, siekiant išvengti gramatinių nesusipratimų, nes lietuvių kalboje to žodžio daugiskaitos nėra. Bet iš tikrųjų vakarų valstybėse labai populiarėja tokia sritis kaip ateičių planavimas. Tai yra tam tikros metodikos, kurios leidžia ne numatyti ar taip, sakykime, išprognozuoti, kas bus ateityje, bet įvairiausiais būdais nusimatyti galimas reakcijas savo į tam tikrus vykstančius scenarijus, į tam tikras kryptis, kuriomis galėtų vystytis organizacija. Tai kadangi mes dirbam daugiausia su suaugusiais ir dalį savo veiklos organizuojam kaip mokymus organizacijoms, dėl to mums šitas sritis buvo labai įdomi ir Lietuvoje dar nepakankamai išvystyta. Čia jūs matot paveikslėlį tokių, kiek yra įvairiausių metodų, tai mes bandėm ir patys juos pasimokyti ir jau pristatyti kitiems. Tai kai mane pakvietė dalyvauti šitam seminare, pagalvojau, kad šiaip tai mūsų tas projektas apie skaitmenizaciją nieko bendro neturi. Bet iš tikrųjų pradėjus diskutuoti, iš tiesų radom tų bendrų kampų ir aš sakyčiau, kad kiekvienas projektas galėtų būti įvardintas kaip tam tikrą prasme susijęs su skaitmenizacija, nes mūsų projekte mes išskyrėm tokius galbūt skaitmenizavimo 2 aspektus. Vienas iš mokymosi formatų ir iš projekto įgyvendinimo, o kitas iš paties turinio prasmės. Tai jeigu žiūrint apie mokymosi formatą, mes iš tikrųjų turėjom ne tik tai gyvus mokymus su dalyviais, ar patys vykom, bet ir turėjom nemažai tokio skaitmeninio bendravimo su projekto dalyviais. Patys, žinoma, viską skaitmeniniu būdu organizavom ir su užsienio organizacijom priimančiom. Bet ir kartu turėjom tam tikrų paskaitų, kurios buvo vykdomos nuotoliu. Tai kas labai iš tikrųjų sužavėjo, kad kai kurios organizacijos buvo labai geranoriškos ir netgi nepaisant to, kad mobilumo vizitas mes turėjom vieną organizaciją, pas kurią važiavom, bet ieškodami tų partnerysčių ir kurdami savo mokymus dar radom keletą organizacijų, kurios tiesiog nuotoliu mums pasisiūlė tiesiog pasikalbėti ar turėti tokius mini susitikimus su mūsų dalyviais ir tiesiog pristatyti tas temas. Ir žinoma, kas dar išryškėjo iš skaitmenizacijos projekto vykdymo metu,
tai mes ir patys naudojam tam tikrus įrankius komunikacijai, bet kai mes apjungiam dalyvius į mokymo grupę, kaip sakiau, iš įvairiausių sektorių, tiek iš verslo, tiek iš akademinės bendruomenės, universitetų, tiek iš valstybinių įstaigų, asocijuotų struktūrų. Tai tas buvo labai įdomu pasižiūrėti, kokius įrankius jie naudoja, kiekvienas iš jų, ir kaip galima tuos įrankius apjungti ir naudotis. Ir kitas dalykas, kad tie skaitmeniniai įgūdžiai, kuriuos mes naudojom projekto įgyvendinimo metu, jie labai glaudžiai buvo susijęs su tais žaliaisiais įgūdžiais, tvarumo įgūdžiais, kurią temą mes palėtėm ir savo projekte. Tai čia parašiau keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, iš tvarumo perspektyvos žiūrint, mes dažnai kalbam apie sisteminį mąstymą kaip vieną iš tokių įgūdžių, kaip mąstyti, turint omeny tą didelį paveikslą. Ir tas mąstymo būdas puikiai integruojasi su skaitmeniniais įrankiais, kai galim tą sistemą vizualizuoti, ir tie įvairiausi minčių žemėlapiai arba kiti įrankiai mums leidžia tą tokį didelį paveikslą ir apimti. Kitas įgūdis, kuris taip pat buvo svarbus ir mūsų projekte, ir jis turbūt dabar ypatingai yra aktualus visuose projektuose, tai yra kritinis mąstymas. Ir kritinis mąstymas ne tik tai žiūrint, kokia informacija yra tikra apie bet kurią, sakykime, politikos sritį, bet ta informacija yra svarbi ir apie tvarumą. Nes žinom, kad tvarumo srityje yra labai daug ir to vadinamo greenwashingo, tai yra to žaliojo smegenų plovimo, ir jį atskirti taip pat labai reikia. Tai mes turėjom irgi tokių pratimų kaip socialinės medijos įrašų analizė, kur bandėm nustatyti, o kur čia organizacijos meluoja apie tai, ką jos įgyvendino tvarumo srityje, o kur yra visiška tiesa. Na ir aišku, projekte kuriant ateitis, kaip sakiau, yra daug ateičių, tai tas labai svarbu yra vystyti ir kūrybiškumo įgūdį, kuris yra ir taip pat priskiriamas prie žalių įgūdžių, ir derinti įvairiausius įrankius, kuriais galima kurti turinį. Jeigu kalbant apie tvarumo ateičių kaip projekto patį turinį, tai mes ją suskirstėm į tam tikras tokias 3 temas, kaip valdyti tą ir kaip planuoti strategiškai ateities numatymą, būtent tvarumo srityje, nes šitas sritis, kaip sakiau, yra labai mažai išvystyta, ir ne tik Lietuvoje, bet ir kitose valstybėse, kur dirbama su ateičių planavimu, tai ta tvarumo sritis yra taip labai dar mažai paliesta. Kitas sritis, tokia didžiulė kolona, kaip numatyti tendencijas, kas galėtų įvykti, tai yra tokios megatendencijos, tendencijos ir signalai, ir kaip nusistatyti tai rizikas. Tai čia yra aktualu ir organizacijom, kai jos pradeda ataskaitas teikti apie savo tvarumo iniciatyvas. Viena iš tvarumo ataskaitų sričių yra apie rizikas, tai čia vėlgi labai svarbus turinys. Ir galiausiai kalbam apie tvarumo komunikaciją ir ataskaitas, kurios turėtų būti orientuotos į ateitį. Aš pati esu doktorantūros studentė ir analizuoju būtent tvarumo ataskaitas, ir tikrai matosi, kad visos organizacijos, kurios pagal naujus reikalavimus teikia ataskaitas, jos nusimato tam tikrus laiko horizontus, ir tas turėtų atsispindėti planuojant tiek iniciatyvas, tiek komunikaciją apie jas. Tai ką mes pamatėm, iš tikrųjų, čia matot keletą nuotraukų iš mūsų vizitų. Skaitmenizacija tvarumo temoje kaip tokioje yra, žinom, kad kalbam apie technologijas, apie jų panaudojimą, ir čia kartais netgi yra toks truputį paradoksas, nes technologiniai sprendimai ir besivystančios technologijos, jeigu žiūrint iš tvarumo ir aplinkosauginės pusės, jos yra vieni iš didžiausių teršėjų ir resursų naudotojų pasaulyje. Ar ne, dar nėra vieno sutarimo, bet jeigu, kaip sako, išsiuntus vieną užklausą į dirbtinį intelektą sugeneruoti kokį nors tam atsakymą, mes išpilam kibirą vandens. Tai
na, kiti ekspertai sako, kad netgi dar daugiau. Tai tą mes turėtumėm atkreipti dėmesį, ne, tie teršėjai, bet iš kitos pusės, jeigu mes kalbam apie tvarumą ir tas iniciatyvas, kurios įgyvendinamos organizacijose, be technologijos taip pat nėra pasiekiamos ir įgyvendinamos. Tai vat šitą mes bandėm aptarti ir projekto metu, kaip įtraukti tą technologijų panaudojimą ir skaitmenizavimą į savo tvarumą ir tvarumo komunikaciją ir taip pat atkreipiant dėmesį, kad čia labai svarbus yra momentas, na, čia švietimo organizacijos gal mažiau tai gilinasi, bet verslo organizacijos, kai jos teikia ataskaitas apie tvarumą ir CO2 emisijas, yra toks terminas Scope 3 emisijos, tai yra tos, kurias sukuria kažkas tai už mūsų organizacijos ribos. Na, tai reiškia partneriai, tiekėjai ir visa ta tiekimo grandinė, kuri susidaro mūsų organizacijai. Tai žiūrint į didžiausias korporacijas, nuo 7 iki 99% emisijų yra sukūriama per partnerius. Tai reiškia, kad mes turim kalbėti, kaip tos taršos išvengti ir čia partnerių įtraukimas ir jų emisijų sumažinimas taip pat remiasi ant skaitmeninių sprendimų. Ir galiausiai ta tema, kuri jau turbūt labai daug aptariama ir kaip girdžiu, sekantis pranešimas bus apie tai, apie dirbtinį intelektą, kaip jis yra panaudojamas tvarumo duomenų rinkimui, planavimui ir atskaitomybei. Kita tema, kaip sakau, čia yra tokios dvi kolonos, tai yra tvarumas ir ateičių planavimas. Ir čia mes turim taip pat tam tikras technologijas, apie kurias kalbėjo mūsų priimanti organizacija ir kiti partneriai. Tai aš dar čia nepaminėjau, kad mes apie tvarumą ir ateitis kalbėjom ne tik tai toje organizacijoje, kuri mus priėmė, tai čia buvo Sustainability Link & Co., bet mes turėjom ir susitikimą Laisvajam Amsterdamo universitete, turėjom susitikimą su atitikmeniu inovacijų agentūros Olandijoje, turėjom vizitą Heineken alaus kompanijoje, turėjom susitikimą su tokiu ekspertu, kuris kalbėjo apie tvarumo raštingumą ir panašiai. Tai mes truputį su ta organizacija tai pakeliavom po Amsterdamą ir turėjom tokių susitikimų, kur išeidavom, pasikalbėdavom, paskui grįždavom, aptardavom ir su tuo dirbdavom toliau. Tai ateičių planavimas iš tikrųjų taip pat paremtas labai skaitmeniniais sprendimais ir kai mes kalbam apie tuos scenarijus, kuriuos turėtumėm nusimatyti į ateitį, tai mes kalbam, kartais yra metodika 4 scenarijus sugalvoti, bet dabar populiarėja netgi toks būdas, kaip sugalvoti 1000 scenarijų iš vienos galimos dabartinės situacijos ir kas galėtų būti labiausiai tikėtina, kas mažiau tikėtina ir panašiai. Tai tos skaitmeninės platformos padeda tiek planuoti scenarijus, tiek sugaudyti įvairiausius signalus ir tendencijas iš viso pasaulio. Ir taip pat futuristai labai daug bendrauja tam tikrose platformose. Tai čia vienas iš pavyzdžių irgi yra, čia mes to nenagrinėjom, bet yra Suomių kompanija sukūrusi tokį įrankį, kuriuo jie planuoja tam tikras ateitis ir naudoja tą technologiją gana plačiai. Tai kas toliau? Iš tikrųjų, tos technologijos atneša įvairiausias naujoves tiek į tvarumo, tiek ateičių planavimo sritį. Ir čia aš įdėjau paveiksliuką, gal čia nelabai įsižiūri, bet nurodžiau šaltinį, kaip vystysis, bent jau tokia prognozė yra, kaip vystysis dirbtinis intelektas ir labai, kaip matot, yra persipinančių sričių tiek su aplinka, tiek su socialinė sritim, kas yra taip pat tvarumas ir susijęs su mūsų įgūdžiais. Ir kalbant apie įgūdžius, tai būtina atkreipti dėmesį, kaip kokie mūsų įgūdžiai turėtų būti lavinami, kad mes galėtumėm ateityje sėkmingai dirbti organizacijose ir jas sėkmingai plėtoti. Tai
kaip jau ir rodžiau per pavyzdžius, kad žalieji įgūdžiai turėtų būti papildyti tam tikrais skaitmeniniais įgūdžiais, bet iš tikrųjų tai mes kalbam apie ir skaitmeninį raštingumą, ir apie tvarumo raštingumą, ir apie dirbtinio intelekto raštingumą kaip naujas toks darinys atsiradęs įvairiausiuose kontekstuose. Bet pabaigai nenoriu būti tokia visai panirus į skaitmeninės technologijas ir tikrai siūlyčiau nepamiršti žmonių ir jų nepamesti, nes labai daug ekspertų iš tikrųjų kalba apie tai, kad dirbtinis intelektas vienas dalykas yra kuriamas žmonių, kitas dalykas vis tiek dalį informacijos mes tikrinam, vis dar turim tikrinti, ar ne, ir turbūt ir toliau turėsim tikrinti. Ir tie įgūdžiai, kaip ir kūrybiškumas, ekspertiškumas niekur neturėtų dingti, tai savo projektais tą ir turėtumėm daryti. Tai tiek iš mano pusės. Ačiū Ačiū, uždėmesi. Viktorija, už pristatymą, už pasidalinimą projekto patirtimis ir už bendresnį žvilgsnį ir į įgūdžius, ir į skaitmenizacijos ir tvarumo dermę, kaip visą tai gali gražiai dėrėti. Norėčiau pakviesti visus staptelti. Gal turit kokį klausimą Viktorijai? Galite užduoti arba čiate, arba pakelti ranką ir užduoti žodžiu. Aleksandra, turit klausimą, klauskit. Nesigirdi Negirdim. kol kas jūsų klausimo, reikėtų įsijungti mikrofoną. Sveiki. Labai dėkoju Viktorijai už pristatymą ir norėjau paklausti, kaip jūs asmeniškai paveikia patirtis šitam projekte ir būtent tam tvarumo temoje, kaip jūs pakeitė jūsų gyvenimą galbūt. Kaip čia pasakius, iš tikrųjų ta tvarumo tema pas mane gyvenime jau yra pakankamai ilgai, keletą metų ir, kaip minėjau, esu doktorantūros studentė ir būtent tvarumo tema koncentruojuosi, tvarumo komunikacija. Bet iš tikrųjų, kaip sakiau, tas projektas buvo tikrai labai sėkmingas ir labai daug dalyvių dar netgi dabar bendraujam ir sako, Viktorija, kada bus nauji projektai, kada mes vėl čia galėsim ką nors pasimokyti. Tai aš manau, kad čia tas tvarumo ir ateičių planavimo sričių persipinimas buvo kaip toks paskatinimas tą temą vystyti ir toliau. Ir labai džiaugiuosi, kad prieš keletą dienų pasirašėm naują Erasmuso sutartį dėl tolesnės idėjos vystymo. Tai yra vėlgi ta pati ateičių planavimo sritis, bet truputį jau per dizainą. Ir tikiuosi, kad tą temą tikrai vystysim ir tą temą daugiau kelsim ir plėtosim. Tuo labiau, kad mačiau ir iš dalyvių, kad šita tema tikrai labai įdomi ir žmonės domisi. Dar labai džiugu matyti, kad iš tikrųjų netgi Kauno technologijos universitetas, mačiau, paleido magistro programą būtent apie ateičių planavimą ir dizainą. Tai labai džiugu matyti, kad ta tema tikrai eina per Lietuvą ir populiarėja. Ačiū. Galvoju, žiūrėdama į laikrodį, kad turbūt judame toliau. Ačiū Viktorija ir už tokį gražų perėjimą į būsimą pranešimą. Kalbėti apie dirbtinį intelektą ir tvarumą, tai kviečiu Giedrių pasidalinti skaidrėmis ir papasakoti, kaip profesinio mokymo srityje įgyvendinote projektą. Visų pirma, norėsiu paklausti, ar girdite mane? Puikiai. O ar skaidrės matote? Dar ne. Laukit. O dabar? Taip. Tai ką, įsijungiu timerį, sveiki visi. Esu Giedrius Kavaliauskas, esu tyrėjas ir projektų vadovas Vicritical, tvarumo komandoje dirbu ir taip pat esu EOCA nepriklausomas ekspertas. Ir šiandieną turbūt noriu pasidalinti tuo, kaip pats esu, įsiliejęs nuo to pradėsiu, gal į tuos AI visus dalykus ir tvarumą. Ir
Šiaip, man tai tos technologijos visą laiką buvo toksai dalykas, kuris labiau buvo skaitmeninis ir tą patirtį aš turiu paskutinius 18 metų, tai nuo viešojo sektoriaus iki to, kad tiesiog pats sudalyvavęs tiesiogiai švietimo veiklose ir kažkaip čia ieškodamas nuotraukų radau štai tokią, kur kažkada turėjau tokį tiesioginę mentorį klausimą ir aš tikrai neatsimenu, ką atsakiau, bet manau, kad tai buvo 18 metais, tai dar po 6 metų, kai jau sėdėjau Google mašinai, kuri vežė mane namo pati, tai manau, kad tikrai įvyko daug pokyčių tiek mano viduje, tiek ir aplinkui pasaulyje. Ir gal tada grįšiu atgal prie to, kas yra Critical, kurią aš atstovauju, tai yra tyrimo ir dizaino agentūra, kuri tikrai turi platesnį profilį nuo komunikacijos, reklamos dizaino iki tokių tyrimų mokslinių, kuriuose ir aš dalyvauju. Ir būtent mes turim tą atskirą savo tvarumo komandą, kuri gyvendina skirtingus tvarumo srities projektus. Ir tarkim, kalbant jau apie tos mūsų tą platų profilį, tai mes nuo identiteto kūrimo, meno projektų iki tokių fizinių netgi intervencijų ir ar tokių iniciatyvų ir veiklų, kurios yra susijusios su švietimu. Ir aš čia gal tiesiog greitai pereisiu per tos projektus, kuriuos mes jau įgyvendinam, mes ir toliau gyvendinam juos, gal tiesiog norėjau parodyti, kad mes turim tokį kažkaip sukauptą bagažą tokių skirtingų tarptautinių patirčių, kurios mums, manau, tikrai duoda kiekvieną kartą vis kažkokį naują įgūdį, vertę ar tokį, sakysim, dar vieną naują kampą, kaip galima daryti, kurti ir prisidėti prie dalykų, sujungiant labai skirtingus dalykus, ar tvarumą, ar technologijas, ir aišku, būtinai švietimą. Tai gal tada tiesiog perinu prie šios dienos projekto, kurį mes jau kaip ir pabaigėm, dar aišku, liko palikti tą, negaliu sakyti, kad pabaigėm, nes reikia pasilikę yra pateikti ataskaitą, bet jau kaip ir esame jau tą visą sunkiausią dalį, manau, kad įveikia. Ir Ecoinnovate AI Plus. Ir apie kągi šis projektas, tai mes gyvenime mažos apimties, tos vadinamos partnerystės projektus, šis projektas buvo skirtas būtent pastiprinti profesinio švietimo sritį. Ir tam mes pasitelkiam dirbtinio intelektus sprendimus ir aišku, tas temas tokias dvi apjungiam, kurios būtent yra tvarumas ir tema vadinasi nuo produkto iki prie paslaugos arba from product to service P2S. Tai jeigu galima, aš tiesiog toliau tai sakysiu P2S, nes tiesiog labai ilgas tas žodis ir tada tas terminas ir tada gal tiesiog pristatysiu trumpai, kadangi mes buvom mažos tos partnerystės, reiškia projektas, tai mes turėjom tik vieną partnerį, kas yra labai paprasta ir lengva koordinavimo prasme. Tai buvo austrų įmonė, kuri specializuojasi moksliniuose tyrimuose, būtent kas yra susijęs su profesiniu švietimu ir skaitminė aplinka bei dirbtinio intelekto papildymų tuo kaip mokymo sistemų tokių kūrimų. Ir ši partnerystė tikrai gal buvo, manau, kad labai prasminga, mes patys daug išmokom, taip pat ir sukūrėm kažką naujo. Ir tas, ką mes sukūrėm, tai buvo, sakysim, galutinis rezultatas, tai yra mokymų kursas, kurio taip pat pastiprinimas yra būtent dirbtinio intelekto botai, edubotus pavadinam juos. Ir tada iš karto gal pereisiu prie pačio to kurso turinio. Jisai turi 7 modulius, mes juos kaip ir perėjom per tą visą kūrybinę dalį, kai sugalvojom, koks kitas galėtų būti turinys, kaip tas temas siesim būsimas, sudėliojom visą struktūrą. Aišku, pradžiai buvo planuoti 4 moduliai, bet įvyko taip, kad tiesiog tos medžiagos kiekis apsprendė, kad vis reikia turėti daugiau. Ir
Mes šitą visą modulį testavome pradžioj, sakysim, gyvai ir va dabar ką tik neseniai pabaigėm paskutinį tą pilotavimo etapą, kai visgi pasiėmėm tą formatą, kad darome tokius nuotolinius mokymus, kur susirinkome tikslinę mokymą grupę ir pravedė mokymus jau to, sakysim, galutinės tos produkto, kad susirinktume jau tą patį paskutinį grįžtamą ryšį, kad žinotume, ar tikrai viską gerai padarėm, arba gal dar pasižiūrėtume, kur dar galėtume kažką padailinti. Tai čia aš tiesiog rodau skaidrės iš mokymų, kuriuos mes jau pravedėm pirmos dienos. Čia mes tiesiog tą dalyką tai kaip padarėm kaip nuotoliniu būdu, kur nusintėm, sakysim, prieš mokymų dieną tos dienos aktualiausią informaciją, tada mokymų metu ėjome per tos dienos modulį, kurių mokinam, aiškiname, kas yra tas produktas, kas yra P2S, kuom to produktas ir paslauga turi kokias ypatybės, kaip tai atrodo praktiškai. Ir tai viską naudojam tiesiog rodydami kaip kurso medžiagą, su tuo tikslu, kad dalyviai, būtent mokytojai, jie suprastų, kaip jie patys gali šitą visą kurso mokymą panaudoti savo kasdieniam darbe. Ir tiesiog pristatėm kai kurias, sakysim, tas skirtingas kurso medžiagos dalis, tai ten ir pagalbiniai filmukai, ir interaktyvios užduotis, ir tuo pačiu pati ta struktūra, kaip einama nuo vienos temos iki kitos. Taip, darėm pertraukas, nes iš tikrųjų reikėjo poilsio, daug naujos informacijos, mes iš viso tai pasiėmėm tokį gana suspaustą, intensyvų modelį, kad jam perduotas žinias. Ir tuo pačiu, po tų pertraukų eidavom jau nuo temos iki temos, kur pasakojom, kas yra tvarumas, kaip tai įtakoja verslą. Ir tada jau, sakysim, būdavo, sakysim, jau tas toks apibendrinimas, na ir čia dar gal dėjau skaidrių, kad tiesiog kaip mes apjungiame tas dvi temas, tai yra P2S ir žiediškumą, kad paaiškintume, kaip galima tiesiog per abidvi sritis suradus bendras sąveikas paieškoti tų naudų, kurias reikia perduoti būsimiems ar mažiems verslams, ar paslaugų teikėjams, kuriuos jie rengia savo profesinėse mokyklose. Tai pasitelkiam vairias skirtingas tokias metodologijas, kurios, to 10R, Recycle, Rethink ir taip toliau principą sistema. Ir aišku, galbūt tada galbūt pridėjom dėmenį, kuris šituo atveju buvo tas mūsų edubotai, tai edukaciniai pokalbių robotai, jau taip jau taisyklingai įvardint. Ir mes juos parašėm, sukūrėm 4, kurių kiekvienas turi savo specifiką, jisai susijęs su tais moduliais, su ta mokymų dalim, kurią mes pravedėm. Ir irgi ten yra, sakysim, ta medžiaga, kurią leidžia šiek tiek labai trumpi filmukai parodyti, kaip tą visą darbą pradėti su tuo dirbtinio intelekto robotu. Apskritai, ką tas robotas, reiškia, kokia jo yra tema, nes jie visi yra suskirstyti tema, jie turi tokią, kaip sakysim, integruotą jau duomenų žinių bazę ir jie pasiruošia būtent tai sričiai to turinio prasme atsakyti klausimus arba padėti, reiškia, kaip sakyt, perduoti žinias mokymų proceso metu. Ir aišku, pas mus buvo tas toks noras, kad visgi tai nebūtų kažkokia pasyvi informacijos perdavimo tokia, sakysim, pamoka. Mes labiau norėjom, kad visgi tai būtų gyvas dalykas, tai tam naudojame tokį būdą, kad mes tiesiog, reiškia, pristatydavom tas temas, pristatydavom, reiškia, galimybės, tada dalindavom grupę į breakout rūmus. Tai čia gal tiesiog dar norėjau parodyti, čia kaip atrodo tas pokalbis su tuo botu, kur rašai žinutę, jis tau atsakinėja. Ir darėm praktinį darbą, kai išsidalinam į mažesnės grupelės,
kas buvo irgi, na, manau, kad efektyviau, nes matėm, kad turim tokią galbūt įdingą praktiką suformuotą, nežinau kada, kad žmonės prisijungdami nuotolinius mokymus, jie turi kažkokį tokį įsivaizdavimą, kad jie galės vienu metu daryti du darbus, ne visada visi įsijungia kameras. Ir šiaip galbūt net atrodo, kad net jeigu ir nedidelė grupelė, ten 10-12, o mūsų atveju buvo 16 dalyvių, tai vis tiek atsiranda keli, kurie pasyviau dirba ar bando dar kažką daryti kito. Tai suskirstimas į tas grupelės jau buvo šiek tiek toks postumis link labiau tokio galbūt aktyvesnio dalyvavimo pačių dalyvių, kas yra gera tokia na, praktika. Ir kalbu irgi tas momentas, kad kai mes patys vedėm, mes turėjom, na, dviese buvom kaip lektoriai, tai šitoje vietoje turėjom galimybę šiek tiek daugiau duoti dėmesio individualiai ir prašyti, klausti, jie atsakinėtų, kad jie rodytų savo dalintus ekranais ir panašiai. Ir aišku, dar tokia patirtis buvo, kad pirmą dieną galbūt visi buvo dalyviai netokie drąsūs ir mažiau tokie gal buvo to įsitraukimo, bet antrą dieną pasijautė tas vis tiek efektas, kad visi kažkaip susijungiam per tą bendravimą, kad ir nuotoliu, nes visų šitų žmonių mes tikrai nesam, nei jie mus gyvai matė, nei mes juos. Ir kažkoks vis tiek užsimezgė ryšys, kas yra labai, na, geras jausmas, kadangi jauti, kad visgi susibendravom. Čia yra mūsų grupės nuotrauka ataskaitai. Ir, ir aišku, mes tą visą dėliojom irgi, kad ta struktūra, kad vis tiek tos informacijos yra daug, tai bandėm juos paruošti, reiškia, ir tą informaciją išdalinti dalimis, kad papasakotume šiek tiek, reiškia, paruoštume pirmai dienai, tada kas laukia rytoj, kad jie pasiruoštų irgi su tokiu galbūt nelabai plačiu užmoju, tiesiog, kad konkrečiai va štai yra dalykai, kuriuos manome, kad galėtume atskirti laiko ten iki valandos pasižiūrėti, pasiruošti sekančiai dienai. Ir taip pat, aišku, tas visas mokymas, jisai, na, turi dar tokius papildomą medžiagą, kur yra labai, manau, vertinga mokytojams. Tai yra būtent, kad yra paruoštos gairės, kurias jie gali pasiskaityti jau prieš pamokas ruoždamėsi mokom. Tai vat, irgi tą rekomendavom visą laiką pasižiūrėti, kad jie tiesiog suprastų per tą būsimo naudojimo ir mokymo prizmę. Taip pat gal verta paminėti, kad yra dar sukurta ta knowledge base, žinių bazė, tai šitoje vietoje yra, na, vis tiek mes visą metodologiją, visą tą informaciją mes rengiame kažkokiu pagrindu ir tarkim, jeigu mokytojui tas gairės yra kaip pagalbinės medžiaga, kuri leidžia pasiruošti pamokom ir planuoties, tai žinių bazė, jinai, toks, kaip sakysim, dar kitas gilesnis jau lygmuo, kai galima pasiskaityti, įsigilinti, iš kur šitas visa metodologija yra traukiama, kaip mes ten, iš kokiu būdu surinkome tą visą turinį. Na ir, tarkim, pagilinti tas žinias ir tuo pačiu šiek tiek gal irgi dar geriau įsižinoti, na, suvokti tą dalyką, kurį mokini. Ir aišku, kad tos pamokos jos buvo gal intensyvios, tikrai jie būdavo visi laimingi, bet pavargę. Taip pat, ką bandėme padaryti, tai yra bandėm sukurti tą community of practice, kad būtų, reiškia, kažkokia tąsa, tęstinumas, kad žmonės susijungtų. Galbūt pamatėm, kad LinkedInas nebuvo pats geriausias pasirinkimas su mokytojais dirbant, nedaug kas jų turi LinkedIno tos accountus, tai tą dalį mes šiek tiek dabar bandom Facebooko grupę pakurti. Ir pabaigai tiesiog tokia susimavimas buvo, kad na, mes gebėjom tai spausti 2 dienas intensyvę tokį bootcampą, bet matom, kad pagal galimybės galime dėlioti tai ir 2 savaitės mokymų programą. Ir kad modulius galima naudoti atskirai, tai reiškia, kad ir mokykla, kuri ruošiasi, mokina vaikus tvarumo, gali pasimti tik tai žaidiškumo trenerio tą dalį mokymų ir dirbti su tuo. Ir man likus 20 sekundžių, aš tiesiog paliksiu tą paskutinę skraidę, kuri yra susijusi su The Critical. Tai jeigu turit kažkokį, na, sakysim, norą susirasti tokius partnerius kaip mes ir domina, ką mes darom, tai parašykit. Ir gal tada, nežinau, turbūt, kad mano laikas jau baigėsi. Nežinau, ar turiu laiko dar klausimam ir atsakymam. Ačiū Giedriu už pristatymą ir už idealų laiko valdymą. Turime laiko klausimui ar dviem, tai jeigu kam nors kyla minčių klausimų, kelkit ranką. Aleksandra, turit klausimą?
Taip, vėlgi labai dėkoju už pristatymą ir mano klausimas yra susijęs su to, kaip jūs strateguojat savo šitų produktų tvarumą. Nes laikas eina, galbūt nauja medžiaga ir vartotojo ir panaudojimumą, tiesiog tai yra įrankis labai svarbus ir apie jo, nežinau, kažkokį skeilinimą, pristatymą kitiems dalyviams, nes buvo vienas partneris ir jis pasiekė tam tikrą turbūt tikslinį grupę, bet kas toliau, kaip su tuo, kur jis bus tas produktas, kuris kuriat. Na, šitą klausimą mes irgi norėtume turėti atsakymą į jį tinkamą. Ką dabar turime, tai yra, kad viskas tas yra aišku atvira, pasiekiama, kaip ir priklauso visai medžiagai sukurtai už europinius pinigus. Turėkite omeny, kad čia yra labai mažos vertės. Taip, taip. Mes nelabai galėjom daugiau pažadėti arba daugiau padaryti ir manau, kad mes jau netgi viršijom laiko valandas ir šiaip valandas to, ką galėjom skirti. Kur matome prasme, tai vėlgi aš pats, kaip būdamas šiek tiek ir švietimo sistemos dalis, aš suprantu, kad čia labai savalaikis produktas. Tai, ką duoda tie dirbtinio intelekto botai, jie iš tikrųjų sprendžia kai kurias problemas susijusias su trūkumais švietimo sistemoje. Tai palengvina mokytojų darbą. Jie tikrai gali, jiems darbo krūvis tiesiog fiziškai sumažėja, nes dirbtinio intelekto botas atsako už kai kurios klausimus ir pateikia informaciją ir ten galbūt aš nepaminėjau, bet labai svarbu, kad ten galima tą specializuoti pagal savo dualų poreikį, kas tau įdomu, kokia tavo sritis yra įdomi ir mokytojui tikrai nereikia žinoti visų tų dalykų, jas gali dirbtinis intelektas padėti atsakyti. Ir toliau yra taip, kad, na, taip, norėtųsi sugalvoti, kaip toliau, kad tai būtų tvaru. Šiuo atveju, aišku, kažkaip norėtųsi galvoti, kad galbūt yra ir be europinių pinigų tai manoma padaryti, sukurti kažkokius produktus, bet vėlgi pas mus tos švietimo sistemos, nu, yra iššūkiai. Mes juos, manau, kad tinkamai sureagavom, padėjom. O toliau tai, nežinau, svarbu, kad kuo daugiau būtų galbūt irgi dabar tegu išmoksta vartot, naudot tą, ką sukūrėme, manau, kad nuo to atsispirt tikrai bus neblogai. Bent jau man taip atrodo nuoširdžiai. Ačiū. Ačiū ir už klausimą, ir už atsakymą. Kviečiu judėti toliau ir kviečiu Kristiną iš Vilnius Tech pasidalinti patirtimi įgyvendinant mišrią intensyvią programą ir galbūt tam tikrais patarimais ir įžvalgomis. Taip, sveiki, ar girdit? Girdim ir jūs, ir tam tikrą aidą kol kas. Bandau išsiaiškinti, kas čia atsitiko. Ar girdit mane? Dabar beido. Vis dar kol kas bent jau aš su aidu girdžiu, kolegos linksi. Taip, matom, kad yra 2 kartus prisijungta, galbūt kitame kompiuteryje yra dar jūsų prisijungta, tai reikėtų atjungti vieną. Aš iš vieno kompiuterio. Bet dabar gal mažiau aidas buvo girdimas. Mažesnis aidas buvo? Ai, intensyviai kalbat. Ar šalia nėra kito įjungto kompiuterio? Ne, nėra. Netgi pasižiūriu, telefonė nėra pajungta. Galbūt 2 kartus atidarėte netyčia langą. Atsiprašau, mums rodo, kad jūsų garsas išjungtas, bet mes jūs girdime. Tai tikrai turi būti kažkur. O žiūrėk, galime padaryti tada taip, kad tiesiog negaišinti laiko, kad dabar būtų kitas pranešimas, o aš tada bandau atsijungti ir prisijungti, nes čia greičiausiai vyko, kai jungėt visus, mane kažkodėl 2 kartus prijungė. Gerai, galim tikrai judėti toliau ir Kristina pakviesim jūs po būsimo pranešimo. Tai tuomet Auksė, kviečiu jūs prisijungti Auksę iš Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos ir papasakoti apie bendrojo ugdymo mokyklos patirtį įgyvendinant projektą. Na, ar Auksę turim, matau. Pasidalinkite ekranu. Taip, matom, dar per visą ekraną galiu. Aš to išdidinsiu, bet tik 1 sekundėlę, nes direktoriai pasakiau, kad dar sekantį kalbėsiu, o jinai nori paklausyti.
Taip, tai būtinai svarbu, kad direktorė išgirstų, Taip. kaip dalinatės organizacijos mokyklos patirtimi, tai tikrai palūkėsime. Gerai. Taip, kalbėsiu apie projektą Skaitmeninė ir tvarioji ūktis - atrasti, patirti, kurti. Mane jau pristatėte, pakartotinai neprisistatinėsiu. Iš tikrųjų, 24 metais teikėme paraišką ir teikėme labai tikslingai, sąmoningai, nes norėjom stiprinti būtent skaitmeną ir tvarumą ir gavome štai tokį finansavimą. Matote, kokius kursus rinkosi žmonės ir kokiuose šalyse, kokiuose miestuose buvome. Iš tikrųjų, visi nesikeičia skaidrės. Taip, nesikeičia skaidrės. Nesikeičia? Ne, nesikeičia. Padarykit rodymą per visą ekraną. Aš padariau per visą ekraną. Ne, mes matom šoną. Šoninės skaidrės dar plius. Tai kaip knygą reikia rodyti. Reikia? Ant knygos reikia paspausti, tada rodys per visą ekraną, kai atidarote. Ant knygos. Tai vėl dalinkitės iš naujo. Taip. Taip, atidariau. Va, dabar jau matom. Aha, Dabar matom. Ir keičiasi. Taip. O, tai labai gerai. Technologijos. Iš tikrųjų, matote sąrašą tų kursų, kuriuose buvo mūsų žmonės, kas į juos važiavo, aš vėliau kitoj skaidrėje papasakosiu, bet iš tikrųjų visi buvo labai prasmingi, naudingi, reikalingi ir iš visų kursų parsivežė žmonės pritaikomų mokykloje žinių ir patirčių. Tai tarkim, į šitą tvarumas per žaidimais pagrįstą mokymąsi važiavo pradinių klasių mokytojos, daugiau socialinių programėlių, socialinės medijos važiavo pagalbos specialistai, Zero Waste mokykla važiavo gamtos mokytojai, žodžiu, kiekvienas pagal savo sritį rinkosi sąmoningai, labai tikslingai kursus ir juose dalyvavo. Kodėl ši tema svarbi? Kodėl iš tikrųjų taip smarkiai mes stiprinam šitas sritis, o todėl, kad iš tikrųjų tai šiandien jau tai neatsiejama. Tvarumas ir skaitmena tikrai neatsiejami. Ir mūsų mokykloje iš tikrųjų jau yra pasiektas labai aukštas to santykio lygis ir, tarkim, mūsų visi dokumentai jau yra online, mes net susikūrėm tokias specialias programas kaip VIP, vaiko individualios pažangos stebėjimą. Tai atliekame irgi online tam tikrose sistemose. Visi planai programos. MMM tai yra mūsų Mažvydo mokytojai mokosi, viskas irgi yra specialiose nišose, taip kad tikrai jau toli pažengėm. Dabar koks buvo kontekstas, ne šiaip, kad mes lygioj vietoj nuo nulio pradėjom, užsimanėm dabar mes tos skaitmenos ir to tvarumo. Ne, mes jau sąmoningai stipriai dirbom STEAM kryptimi, visi mokytojai, administracija, mokytojai ir mokiniai dalyvavo Selfie Digital School, tai yra įsivertino ir Digital School Awards. Mes buvom, buvom ne tai, kad apdovanoti, bet taip pasiekėm visus 9 kokybės ženklelius, nes turėjome išsitirti ir mokinių skaitmeninių kompetencijų lygį,
ir mokytojų, ir administracijos atskirai. Ir apskritai ten buvo iš tikrųjų 9 sritis, kuriuose reikėjo tirtis ir teikti įrodymus. Ir mes gavom tuos 9 kokybės ženklelius. Ir tapome mokyklą mentorę, galime konsultuoti kitus. O kas liečia tvarumą, tai mes priklausome EcoSchool, tai gamtosauginių mokyklų tinklui, ir Food Educators, tai yra mokyklos, kuriuose yra labai sustiprintai dirbama sveikos gyvensenos, sveikos mitybos, maisto taupimo srityje. Ir aišku, dalyvaujame programoje Tvari mokykla 2030. Taip, pagrindiniai mūsų tikslai tai buvo iš tikrųjų labai paprasti. Tai vat tos dvi sritis - stiprinti mokytojų informacinius tos gebėjimus, kritinį skaitmeninį raštingumą, gebėjimą taikyti D ugdyme ir kurti tvarumo projektus, integruotas veiklas ir aplinkosaugos iniciatyvas. Koks buvo mastas, aš jau pradžioje užsiminiau, iš tikrųjų, matėte, ten buvo 9 kursai, juos važiavo 18 darbuotojų, tai po 2 į 1. Ir vyko visoje Europos Sąjungoje, ir Italijoje, ir Ispanijoje, ir Portugalijoje, ir Graikijoje. Iš viso trukmė buvo 114 dienų sudėjus visų važiavimus. Ir kaip matote, dalyvavo pradedant administraciją, pati direktorė, įvairių dalykų mokytojai, visų ir gamtos mokslų, ir pradinio ugdymo, ir tiksliųjų, ir informacinių technologijų, ir pagalbos specialistai, ir bibliotekininkė. Tai sąmoningai rinkom, kas važiuos tokius skirtingus žmonės, kad parvežtų į visas sritis tą skaitmeninį tvarumą ar tvarę skaitmeną. Kad tai būtų iš tikrųjų apimtų visą mokyklą ir visą bendruomenę. Na, kas tai yra tas skaitmeninis tvarumas, kaip mes suprantam? Tai čia išvardinau tuos pagrindinius dalykus ir iš tikrųjų mes juos labai netuščiai skelbiam, nes, tarkim, technologijas naudoti prasmingai, ką tai reiškia, tai kai einam stebėti pamokų kolega kolegai, tai turim tokius susitarimus, iš tikrųjų, ko ieškoti pamokoje, ką matyti. Ir vienas iš tų susitarimų, kad informacinės technologijos būtų įdarbintos tikslingai, kad tai būtų iš tikrųjų su jomis dirbama, o ne vien žiūrima į ekraną, į skaidres. Skaidrių žiūrėjimas nereiškia informacinių technologijų įdarbinimas, nereiškia jų prasmingą naudojimą. Popieriaus vartojimą, kad mažinam, aš jau pasakiau, mūsų visi dokumentai yra online ir ilgalaikiai sprendimai, tai ilgalaikiai skaitmeniniai sprendimai ir kritinis D naudojimas, turime susikūrę D naudojimo taisyklės, kurios prieinamos pasiekiamos internetinėje svetainėje, ir kurti testinius projektus. Absoliučiai visi vaikai nuo 1 iki 8 klasės kuria ilgalaikius metinius skaitmeninio tvarumo projektus. Tai aš visko tai neskaitau, nes kai ką ir kartoju. Dabar buvo irgi, matėte, kursai apie tas programėlės, tai va štai aktyviai kokios pamokose jau naudojamos tos programėlės ir tikrai aktyviai naudojamos. Ir parvažiavę mūsų kolegos mokė mokytojus, kaip jomis naudotis praktiškai, ir dabar jau kuo toliau, tai tuo dar daugiau prisideda tų programėlių, nes, kaip žinom, tai tas dirbtinis intelektas, jisai tiesiog tobulėja kiekvieną dieną. Ką tai davė mokiniams? Labai konkrečiai. Mes pasižiūrėjome tas metinės pažangumo ataskaitas
ir akivaizdžiai pamatėme, kiek procentų pakilo pažymiai, pagerėjo pasiekimai. Ir pamokų, stebint pamokas ir apklausiant mokinius, išsiaiškinome, kad 80 mokinių jau supranta du privalumus ir rizikas. Ir tikrai tai nereiškia, kad jie nebando pasinaudoti ta prasme, kad už juos padarytų, ten parašytų rašinį. Tai tikrai nereiškia. Bet bent jau, kai reikia atsakyti į klausimą, tai supranta. Ir supranta, kokios rizikos yra, kokie privalumai ir kokie trūkumai. Tai jau tai gerai. Ir atpažįsta tos kibernetinius pavojus. Ir dabar jie tikrai tapo aktyvesni, kūrybiškesni, labiau įsitraukia. Pavyzdžiui, šiemet į Erasmus jau važiavo irgi tvarumo tema, tai vadinasi mokiniai išmanus tvarios ateities mokyklos kūrėjai, tai jau važiavo mokiniai. Lydimi mokytojų važiavo mokiniai ir vėlgi viskas su tvarumu ir pas mus paskui atvažiavo irgi ir ispanai, ir čekai, ir visos veiklos vėl siejosi su tuo skaitmeniniu tvarumu. Ką tai davė mokytojams? Iš tikrųjų, daug efektyviau taiko skaitmeninės priemonės, dirba su tomis programėlėmis ir su naujais įrankiais. Ir tikrai daug atsirado tų įdomių integruotų veiklų ir metodų ir bendradarbiavimo. Veda atviras pamokas, mes esam susitarę ir susitarimo laikomės, kad kiekvienas mokytojas per mokslo metus turi pravesti bent vieną atvirą pamoką, integruotą pamoką ir pamoką netradicinėse aplinkose. Ir tada ir tose pamokose iš tikrųjų labai gerai matosi visos inovacijos. Ir aišku, dalinamės gerąją patirtimi įvairiomis formomis. Kokie tvarumo projektai mokykloje vyksta? Tai jų įgyvendinta daug. Ir tikrai, jau kaip ir minėjau, 100% mokinių rengia tuos projektus. Ir turim jau tokių iš tikrųjų, ir tradiciniais tapusių dalykų. Mainų krautuvėlė, kaip matot, lauko klasė, plastiko inventorizacija, energijos ir vandens taupimo taisyklės. Tai yra, mokiniai sukūrė taisyklės, po to jas vizualizavo ir tą vizualą sukėlė į QR kodą. Tada nuskenavom, laminavom ir tokius nedidelius tas korteles priklijavome prie kiekvieno elektros jungiklio su energijos taisyklėmis, nes per tą QR kodą gali įeiti į visus lankstinukus ir prie vandens čiaupų vandens taupimo taisyklės. Tai žodžiu, tas tvarumas iš tikrųjų, kaip ir ankstesni pranešėjai kalbėjo, be skaitmenos jisai neįmanomas. Kiekvienam žingsnyje ta skaitmena padeda tvarumui, o tvarumas padeda skaitmenai. Taip, tai štai tie tokie skaičiai, kalbantis patys už save, iš tikrųjų, nes atlikome apklausas ir tikrai pamatėme, kaip tie rezultatai išaugo. 80% patirtiniai metodai, 60% tvarumo temos ir 70% mokinių teigia, kad tokios veiklos įdomesnės ir jos tikrai įdomesnės. Kokie mūsų įvertinimai ir koks pripažinimas? Viso to dėka tikrai to, ką parvežė kolegos ir davė kolegoms, kaip pasikeitė mūsų mokykla, tai labai akivaizdu. Mes Lietuvos Gale iniciatyvų konkurse laimėjome nominaciją Žalioji Lietuva už tą gamta mieste, už lauko klasę ir pakeltas lysves ir apdovanojo prezidentas mūsų mokykla iš tikrųjų. Kadangi ten tas projektas globojamas Gitano Nausėdos, tai ir apdovanojimą atsiėmėme iš jo rankų.
Taip pat gavome savo pirmąją žaliąją vėliavą ir gamtosauginės mokyklos sertifikatą. O tvarumo bruknėse buvom nominuoti ir įvertinti pačiu aukščiausiu lygiu, 3 tvarumo brukne. Ir jau vakar turėjome svečių iš kitų mokyklų, iš Kėdainių ir Kauno rajono, su kuriais dalinomės tomis tvarumo savo veiklomis ir patirtimis, nes turėdami 3 tvarumo bruknę mes privalome būti mentoriais. Tai dabar mes jau ir ne tik skaitmenos mentoriai, bet ir tvarumo mentoriai. Ir dalyvavome Scientix kampanijos, atradimų kampanijoje ir gavome Lumio Spark licencijas visiems mokytojams. Tai yra nauja mums platforma, vyko mokymai visiems mokytojams, visi kuriame pamokas su Lumio Spark, nes tai ten yra įrankis ir pamokų kūrimui, ir su D pagalba, ir patiems, ir yra ir Lumio biblioteka, kurioje yra labai daug jau sukurtų pamokų ir prieinamų visiems. Tai žodžiu, tai dar viena naujovė, dar viena inovacija, kurią mes savo mokykloje diegiame. Tai iš tikrųjų akivaizdu, kad projektas turėjo realų poveikį, nes tokie per metus po to, kai atliko šitą projektą, žmonės grįžę parvežė išmokė mus įvairių naujovių, įvairių dalykų, tai per metus, va šitiek čia per 1 metus, šitokie pokyčiai mokykloje ir tokie laimėjimai. Na ir patirties klaida, tai iš tikrųjų irgi buvo mūsų organizuota pakankamai ir net labai plačiai, ir respublikinę konferenciją tą temą prasivedėme ir vedėme atviras pamokas, kuriuose rodėm tą, tai ką įgyjo kursuose. Kaip minėjau, štai tie praktiniai užsiėmimai mokytojams, kuriuose visi dirbo, mokėsi dirbti su naujomis programėlėmis ir po to taikyti jas savo pamokose. MMM Mažvydo mokytojai mokosi, virtualūs mokymai visada kartą per mėnesį ir mes nuotoliu susijungia, mūsų ir posėdžiai vyksta nuotoliu, ir MMM virtualūs mokymai nuotoliu. Tiesiog susijungiam ir dalinamės naujovėmis. Ir aš esu skaitmeninio ugdymo turinio koordinatorius mokykloje ir mums irgi užsiėmimai NŠA veda koordinatoriams užsiėmimus, o aš po to dalinuosi su mokytojais tai, ką sužinau naujo. Tai va šitie mokymai visada vyksta. Na ir aišku, mokyklos internetinėje svetainėje ir mokyklos Facebooko puslapyje yra nuolat viešinama tai, kas vyksta ir kas yra nauja. Tai pagrindinė dabar tokia žinutė ir paskutinė skaidrė. Supratome svarbiausią dalyką, kad tvari skaitmena nėra tik technologijos, tai yra ir atsakingas naudojimas, ir kritinis mąstymas, ir bendradarbiavimas, ir mokymasis kuriant, kūryba. Ir Erasmus Plus mums davė realius pokyčius, stipresnės kompetencijas, aktyvesnius mokinius ir tvaresnę mokyklos kultūrą. Ačiū Erasmus Plus už mūsų tobulėjimą, augimą ir realius akivaizdžius pokyčius. Viskas. Ačiū Jum, kad naudojatės programa ir augate ir tobulėjate iš kitos pusės. Ar turite kas nors kokį trumpą klausimėlį Auksei? Klausimų kol kas nematau, tik daugybę palaikymo, patiktukų, plojimų, širdelių. Aleksandra, turite klausimą? Klausom. Taip pat dėkoju labai už pristatymą. Tikrai aš net nežinojau, kiek daug gali vykti mokyklose ir kaip įdomi ir derinant tą skaitmeninį pasaulį ir gyvą su visom lysvėm. Tai tokia labai nuostabi integracija. Aš noriu paklausti,
Ir jūs diskutuojate mokykloje apie ir vertinate tas rizikas, kurios atneša technologijos. Nu, jos yra natūralios ir tikrai daug kur dabar girdisi tokia potekstė, kad tikrai yra daug ir grėsmių tame slypi. Tai kaip pat jūs jas žiūrite, kaip vertinate ir kaip su to dirbate? Ačiū. Aš kaip minėjau, mes susikūrėme dirbtinio intelekto taisyklės. Beje, taisyklės sukurti padėjo pats dirbtinis intelektas. Tai ir ten yra numatyta iš tikrųjų visos tos grėsmės ir visos sąlygos, kaip mes su tuo kovosime, nes iš tikrųjų kokios grėsmės, tai nesąžiningas mokinių naudojimasis, vartojimas to dirbtinio intelekto. Tai tiesiog taisyklėse parašyta, kad gali naudotis dirbtiniu intelektu pagalba tik su mokytojo žinia, gali naudotis tik tai prašydamas kažkokių idėjų, planavimo, negali naudotis prašyti galutinio rezultato. Ir turi mokytojai pasakyti, kiek tame darbe yra dirbtinio intelekto pagalbos įdėta ir kokios. Aišku, kaip jie laikysis, tai čia vėl kitas dalykas, nes yra ir mobilių įrenginių naudojimo taisyklės, kad negalima per pamoką, kad galima tik mokytojui leidus ir kad negalima filmuoti ir negalima ten be kito sutikimo ir fotografuoti, bet tai taisyklės yra, bet jos yra tam, kad jas laužyti. Tai tikrai grėsmės suprantam ir žinom, kad jų yra ir jų yra nemažai, bet kaip ir su viskuo. Vieni laikysis taisyklių, kiti ne, bet mes stengiamės turėti tokias taisyklės. Ačiū už atsakymą. Tai judėkime toliau prie paskutiniojo pasidalinimo patirtimi. Dar kartą kviečiu Kristiną iš Vilnius Tech pristatyti mišrią intensyvią programą. Sveiki dar kartelį, ar girdit, nėra aido? Viskas tvarkoj. Bandom judėti, kol technologijos nesugalvojo dar kokio nors įdomaus šposo. Taip, sakykit, ar matot mano skaidres? Kol kas su šoniniu visų meniu. Toj, palaukit, bandau stop share padaryti. Kažkaip šiandien technologijos nedraugiškos mano atžvilgiu, bet tikiuosi toj. Taip. Dabar jau turėtumėt matyti, ar viskas gerai? Kol kas lygiai taip pat, bent jau aš matau, bet spustelkit tą ikoną ir turėtų pasikeisti. Ar dabar matot per visą ekraną? Puikiai. Taip, tai labai trumpai pabandysiu pristatyti, ką aš veikiu ir kuo gyvena mūsų vienas iš fakultetų transporto inžinerijos. Tai čia buvo atrinkta mūsų Sustainable Logistic programa, tai mes ją trumpai vadinam tarpusavėje BIP, tai ir gal mano šnekoj bus tas, sakykime, trumpai pristatoma. Tai pirmas dalykas, į ką norėčiau atkreipti dėmesį, tai kad mūsų universiteto vertybės yra sėtinos su inovatyvumu, jungumu, kūrybiškumu, atvirumu ir tvarumu. Dėl to sudarydami savo mišrias intensyvias programas mūsų studentam, užsienio partnerių, mes bandome apjungti šitus dalykus ir iš tikrųjų būtent BIP dalyviai, jie įgyja kompetencijas, kurios yra tiek asmeninės, tiek socialinės, tiek profesinės ir jos būtent atliepia mūsų universiteto vertybės. Tai grįžtant prie mūsų būtent programos Sustainable Logistic arba darnioji logistika, tai būtent šitos programos tikslas yra suteikti studentams žinių apie logistikos ir pačios aplinkos ryšį. Ir be abejo, kaip mes galėtume mažinti jos poveikį, naudojant įvairius išteklius tiek pačiame procese, tiek, sakykime, visoje tiekimo grandinėje. Tai kaipgi vyksta mūsų šito BIP organizavimas, tai iš tikrųjų mes turim šiai dienai 7 partnerius Europoje, tai yra Olandija, Prancūzija, Vokietija, Slovakija, Austrija, Suomija ir bandom dar prisikviesti naujų partnerių.
Tai mūsų ta veikla susideda nuo to, kad mes kiekvienais metais rugsėjo gale susitinkame, kas gali susitinka gyvai, kas ne, mes darome online susitikimus, kad vėlgi atliepti ir tą tvarumą, nes kai kam ilgesnės kelionės, jos iš tikrųjų sukuria ir tą transporto poveikį aplinkai, tai mes dalyvaujam online, apsitarėm, kokie buvo mūsų galimi iššūkiai, su kuo mes susidūrėm prieš tai buvusioje veikloje. Ir vėliau mes suderiname laikotarpius su visais partneriais, kad vienu metu visose partnerinėse institucijose vyktų šitas renginys. Ir kiekviena institucija siūlo iš savo pusės, ar tai susieta su tvarumu, ar tai su ekonomika, ar su uždaro ciklo ekonomika ir taip toliau, savo tematikas. Ir tada studentai turi galimybę apie mėnesį nuo lapkričio 1 iki lapkričio beveik pabaigos registruotis. Mes sukūrę esame sistemoje tokį klausimyną, kurį jie turi užpildyti. Ir po lapkričio pabaigos mes sistemą uždarome ir tada jau priskiriam partnerį, kuris bus atsakingas už studentų priskirimą. Tai iš tikrųjų pas mus registracija per visas partnerinės institucijas yra nemaža, mes surenkam nuo 400 iki 500 norinčiųjų, tačiau kiekviena institucija pagal savo galimybės gali priimti, kiek jinai gali, tai vat mes pas mus vidutiniškai būna nuo 30 iki 35 studentų. Ir tada jau prieš Kalėdas studentai žino, į kurią instituciją vyks, o po visų švenčių mes jau pradedam dokumentų forminimą. Tai anksčiau buvo tokia galbūt problema, kad dar ne visos partnerinės institucijos turėjo tas informacinės sistemas dokumentų pasirašymui, tai reikėdavo spausdinti dokumentus pasirašyti, bet kadangi einam link tvarumo, kaip sakant, tai čia bandydami atliepti tą dalyką, mes jau su visais partneriais esame sutarę ir mes jau visus parašus dedame, kaip sakant, informacinėje sistemoje ir tas popierinis variantas jisai jau yra sumažėjęs. Na ir pas mus šita programa jinai vyksta 2 etapais, tai yra online ir gyvai. Tai po kol kas su partneriais pastaraisiais metais mes turėjom tokią tendenciją, kad tos 2 savaitės eina viena paskui kitą. Ir online savaitėje mes turime 2 susitikimus. Per pirmąjį mes su studentais tiesiog susipažįstam, duodam teorinės įžvalgas, juos sugrupuojame ir studentam duodame užduotį arba leidžiame pasirinkti iš tam tikro užduočių banko. Tai vat būtent kalbant apie darniąją logistiką, mūsų buvo studentai buvo suskirstyti į grupelės po 5-6 žmonės ir tematikos buvo susietos su dirbtinio intelekto taikymu logistikoje, dirbtinio intelekto taikymų sandėlių veikloje, dirbtinio intelekto taikymų transportavime ir tai turėjo atliepti tą patį sustainability dar vadinamą. Tai studentai galėjo rinkti savo grupelėse, kokios tematikos jie norėtų ir pagal tai jie turėjo parengti rašto darbą ir atlikti pristatymą. Tai per šitas 2 online paskaitas mes iš tikrųjų turim patirtį, kad arba vedam patys, arba pasikviečiam kažkokius tai įmonių atstovus, kuriuos pakviečiam prisijungti ir pravesti paskaitas. Ir be abejo, kad mes duodame dar ir praktinės užduotėlės, kad jie galėtų labiau įsigilinti būtent į savo pasirinktą tematiką, tai darome ir minčių žemėlapius, ir užduotėlės su Kahootu įvairias ir taip toliau, tai vat bandom juos ir interaktyviai įtraukti į šitą veiklą. Na ir kita savaitė iš karto pas mus vyksta jau gyvai, tai vat būtent šita programa Sustainable Logistics sutapo su tuo, kad fakultetas šventė savo jubiliejų, tai kaip sakom, nušovėm 2 zuikius vienu metu, nes nereikėjo papildomai dar kartą kviesti svečių ir taip, kaip sakant, galvoti, kaip čia tvariai atvykti. Tai kada atvyksta studentai gyvai, be abejo, mes bandom derinti paskaitą su praktiniais užsiėmimais universiteto teritorijoje, tai pirmoji diena daugiau yra orientuota į komandos subūrimą ir tam tikrų užduočių atlikimą. Tai vienos iš tokių yra tai, kad mes turim savo universitete laboratorijas, turim simuliatorius, turim įvairius ten robotukus ir mes jiem darom užduotėlės. Tai vat anksčiau norėjom, kad studentai darytų su Formulė 1 užduotėlės, bet kadangi kalbam apie tvarumą, tai tiesiog mes turim simuliatorius, kurie gali tai pabandyti neišeinant iš universiteto teritorijos ir, aišku, neteršiant pačios aplinkos, nes jie gali virtualiai palenktyniauti, virtualiai pabandyti vairuoti sunkiasvorę transporto priemonę ir taip pažiūrėti, kiek jie energijos emisijos sunaudoja visoje šitoje veikloje.
Kad patiems studentam būtų įdomiau, be abejo, kad mes kviečiamės tiek pas save, tiek keliaujam ir pas įmonės, prašydami, kad jie papasakotų apie tai, kaip jie patys vykdo savo įmonėse tvarumą. Ir kaip jie integruoja šiai dienai tą vadinamą dirbtinį intelektą į savo veiklas. Tai vat studentai tada jau gali ir praktikam užduoti aktualius klausimus, kas susijęta su jų praktinė užduotim ir visa kita. Aišku, kad neatrodytų vien, kad čia mokslas ir studentai neturi laisvo laiko, nes būtent mišri intensyvi programa jinai sietina ir su tuo, kad jie turi susipažinti ir su mūsų kultūra, pasižiūrėti, kaip sakant, susipažinti, kas čia vyksta Lietuvoje. Tai be abejo, mes jiems skiriame ir laisvalaikio ir organizuojam įvairias išvykas tiek, sakykime, ekskursijas, tiek į muziejus, tiek po Vilnių, tiek į Trakus, sakykime, tai vat vėlgi žiūrim pagal galimybės, ką leidžia oras, nes mūsų renginiai dažniausiai vyksta kovo pabaigoje, balandžio pradžioje, tai vat, sakykime, vėlgi oras kartais pakoreguoja, kokias veiklas galim daryti. Ir aišku, patys studentai, vat, kada keliaujam į įmonės, tai įmonės tikrai geranoriškai priema, papasakoja, duoda irgi užduotėlės, kad jie galėtų pažiūrėti, su kokiais įrankiais pačios įmonės dirba ir taip įsivertinti, kokia yra situacija, sakykime, Lietuvoje. Na ir pabaigoje vyksta studentų darbų pristatymai ir be abejo, jie turi atsakyti į sudarytos kompetitingos komisijos klausimus. Būtent komisija nori patikrinti, kaip jie supranta tuos dalykus, kaip jie žiūri į tvarumą, dirbtinio intelekto integravimo galimybės, kokias jie mato perspektyvas, galbūt iššūkius. Ir iš tikrųjų, na, patirtis ir praktika rodo, kad tai yra labai įdomios įžvalgos būtent jaunų studentų, nes šitoje programoje gali dalyvauti nuo bakalauro pirmą kursą iki doktoranto. Tai, sakykime, vat vėlgi, tai yra pakankamai tokios mišrios komandos. Ir jeigu tai pasižiūrėti, kada baigiam patį projektą, mes bandom, kaip čia pasakyti, įsivertinti, suteikti grįžtamą į ryšį studentams, su jais diskutuojam, jeigu matom kažkokias įžvalgas, tai kartais ir įmonių atstovai prisijungia prie mūsų pasakydami savo, sakykime, nuomonę apie ateities perspektyvas ir taip toliau. Aišku, mes studentų prašom užpildyti tokias anoniminės anketos, kurios leidžia mums įsivertinti, ką mes darėm gerai arba ką galbūt galėtume dar padaryti geriau, o ne šitoje vietoje. Tai be abejo, mes turim, kaip ir minėjau, kiekvienais metais su partneriais grįžtamojo ryšio suteikimą, nes turim papasakoti, su kokiais iššūkiais susidūrėm, kokios problemos yra, kaip galėtume studentus paskatinti dalyvauti šitose veiklose, kaip paskatinti juos, kad jie naudotų tvarų transportavimą, keliavimo būdus. Tai va čia būtent kai kurie keliauja jau su nuosavais automobiliais, ten, sakykime, renkasi autobusinės ar traukinių kelionės ir taip toliau. Na ir su kolegomis, aišku, mes kada aptarėme, mes nusimatome jau kitiem metam, kokią veiklą darysim, nes šita veikla yra pas mus tęstinė ir vat Sustainable Logistics jinai vėliau virto į Reverse Logistic and Environmental Protection. Tai dabar, nežinau, kitais metais kažką irgi bandysim tą tvarumo ir technologijų linkme judėti toliau. Kokiosgi išmoktos pamokos ir ką darytume kitaip, tai jeigu tai pasižiūrėti, šitą veiklą mes vykdom ne pirmus metus, tik tai mūsų šita veikla, kol nebuvo mišrios intensyvios programos, jinai vadinosi kaip tarptautinė karuselė ir čia turėjom problemų, kad mūsų studentai nenorėjo vykti už savo pinigėlius. Ir kai atsirado mišrios intensyvios programos galimybė, kad galima išvykti savaitę ir dar gaunam už tai pinigėlius, kurie leidžia mums ten finansuoti visiškai ar ten dalinai savo kelionę ir savo poreikius, tai iš tikrųjų šitoje vietoje, tas pajudėjimas įvyko ir mes labai džiaugiamės, nes studentai labai noriai dalyvauja ir mums tenka daryti atranką, kas galėtų išvykti, kas negalėtų išvykti dėl, sakykime, tam tikro apribojimų. Na ir aišku, dar didžiausias kartais iššūkis būna tai, kad pačio proceso metu mes niekada nežinom, kas gali nutikti. Tai vat tais metais, kada vykdėm programą, išvakarėse gavau žinutę, kad vienas iš dalyvių įtarė, kad jam yra COVID-as. Ir klausimas, ką daryti, norint apsaugoti visus likusius 30 studentų. Tai šitoj vietoj mes nutarėm daryti, kad jisai gali gintis per nuotolį, išimties tvarka, bet jis turėjo prisijungti, dalyvauti ten iš viešbučio kambario ir jisai su grupė darė tą patį pristatymą, atsakinėjo komisijai į klausimus. Tai
gal trumpai tiek, nes čia tikrai yra daug ką, kaip sakau, pasakot, kiekviena institucija turi savo kažkokias patirtis, vizijas, kaip tai turėtų būti, tai jeigu yra kažkokių klausimų, mielai atsakyčiau. Ačiū labai, tai Aleksandra, užduokite klausimą. Jo, dėkoju labai, Kristina, už pristatymą. Jūs minėjote, kad studentai turi įdomių įžvalgų. Gal prisimenat kokią, kur jūs pačią nustebinot ir nesitikėjo tos įžvalgos. Tai vienas klausimas ir kitas, ar matote kaip iššūkį tą ir discipliniškumo integravimo, nes paprastai tai kelia labai daug tikrai tarp fakultetinis tas bendravimas, tarp sritinis bendravimas. Du tokie klausimai. Taip, tai dėkui, galbūt pabandysiu nuo antrojo atsakyti. Tai sakykime, kadangi kiekvienas fakultetas, bent jau mūsų universitete, jisai turi savo tas BIP veiklas, tai sakykime, aš iš savo pusės, kai kada netgi ir kito fakulteto studentam, kur matau pagal programą, kad galėtų būti tinkama, tikrai pasiūlau, ar norit važiuoti, nes turėjom ir studentų būtent iš Ukrainos, kai čia vyko tie visi neramumai, tai tiesiog viena sesė mokėsi pas mus, kita kitam fakultete, tai tiesiog sakydavom, pasidalinkit, gal norit važiuoti kartu, kad ta bendrystė būtų ir taip toliau. Kitas dalykas, jeigu mes kalbam apie tarp discipliniškumą, tai šitoje vietoje sakyčiau, kad matot, kiekvienas greičiausia, kas kalba eina apie BIPą, tai kiekvienas fakultetas turi savo kažkokią tai specifiką, kuo jie nori būti išskirtiniai šitoje veikloje. Tai manau, kad mes šitoje vietoje nekonkuruojam, bet jeigu galim vienas kitiem pasiūlyti, tai tikrai tą ir padarom, bet kartais užtenka ir savų. Kiek žinau, kiti, sakykime, galbūt fakultetai daugiau orientuojasi į tą vienkartinę veiklos padarimą, sakykime, mūsų čia yra jinai testinė, tai yra iš metų į metus vykstanti veikla ir mes dar to pasekoje plečiam partnerių ratą, nes turim, sakykime, tarp įsipareigojimų. O dabar jūs taip labai gerai prigavot su tuo, ar kadangi tai buvo senokai, tai nebuvo šių metų ar pereitų metų projektas, tai kažkas buvo įdomus, kai bandau prisiminti, ten studentai bandė paaiškinti, kaip dirbtinis intelektas galėtų visiškai žmonių darbą sandėlyje pakeisti. Tai mes čia turėjom labai didžiulę tokią diskusiją, nes aišku, jie viską nurašė tiem robotukam ir visą kitą, bet sakom, palaukit, tai ne vien tai yra. Tai bandėm padiskutuoti ir jie mums bandė ten pamodeliuoti situaciją. Tai tikrai buvo tokia, sakau, įdomi diskusija, bet jau detalių labai neprisimenu, nes, sakau, tai šitas projektas nebuvo šių ar pereitų metų veikla. Ačiū. Ačiū, Kristina, už pristatymą ir noriu padėkoti visiems pranešėjams, kurie šiandien pasidalino per 1,5 valandos 4 skirtingomis patirtimis, aprėpė visus 4 švietimo sektorius. Ir dar pabaigai iš mūsų pusės norėčiau taip pat pasidalinti, ką turime paruošę. Tai keletų naudingų šaltinių, kuriuos mes, kaip Švietimo mainų paramos fondas, kaip Erasmus Plus nacionalinė agentūra, turime prieinamus visą laiką. Tiesiog norime priminti, kad Erasmus Plus interneto svetainėje galite rasti informacijos ir naudingų išteklių apie kiekvieną iš Erasmus Plus prioritetų, tiek apie žaliąjį, tiek apie skaitmeninės transformacijos, kur rasite ir įvairiausius video, ir metodinius leidinius, ir paruoštą medžiagą ir prioritetus paaiškintus aiškiai suprantamai. Taip pat norime priminti, kad egzistuoja tokios organizacijos kaip Salto resursų centrai, kurie taip pat yra skirti kiekvienam prioritetui. Tai paspaudę ant šių nuorodų galėsite patekti tiek į žaliojo Salto interneto svetainę, tiek į skaitmeninio Salto interneto svetainę. Ir šie resursų centrai tam ir skirti, kad kurtų irgi įvairią metodinę medžiagą ir įvairius įrankius, kuriuos gali naudoti tiek nacionalinės agentūros, tiek Erasmus Plus projektų vykdytojai, tiek projektuose, tiek savo organizacijose. Na ir pačiai pabaigai taip pat dalinamės elektroniniu leidiniu, praktinėmis gairėmis, atskleiskite prioritetų galią. Tai yra leidinys, kuris apie visus 4 prioritetus, apie tai, kaip jie sąveikauja tarpusavyje, padės truputėlį į juos labiau pasigilinti ir suprasti. Šis leidinys, čia nuoroda yra į lietuvišką vertimą, tačiau leidinys yra ir anglų kalba. Ir norisi padėkoti, sakyti ačiū tiem, kas pristatinėjot, tiem, kas klausėt, tiem, kas išbuvot iki galo. Tikiuosi, kad išgirdot ir įkvepiančių istorijų, įkvepiančių pavyzdžių. Aš tikrai išgirdau ir tikiuosi, kad taikysit praktikoje vienus ar kitus dalykus ir žalesis bei skaitmenizacijos prioritetai klestės projektuose. Ačiū
Iki kitų kartų. Ačiū labai. Ačiū. Ačiū, visą gerą. Geros dienos viso.